Sveiki visi, su jumis aš Ingrid, neurografikos specialistė. Ir šį kartą truputėlį kitoks formatas, bet vis tiek mes piešim. Tai va, iš tikrųjų bus truputėlį ciklas viena tema, kuri man aktuali ir manau, kad jums aktuali ir todėl dalinuosiu. Tai yra tarptautinis bestselleris Gliukozės revoliucija, mesk svorį, pažabok norą užkandžiauti, susigrąžink energiją arba gyvenimą keičiantį cukraus kiekį kraujo subalansavimo gale. Jessie Inhouspe. Tai yra prancūzų biochemikė, tarptautinių bestsellerių autorė, kuri mokslo pasiekimus paverčia paprastais patarimais, padedančiais žmonėms pagerinti savo fizinę ir psichinę sveikatą. Šita Gliukozės revoliucija išverta 41 kalba jau. Ir knyga kainuoja apie 20 eurų, jeigu ką. Tai apie šitą knygą man pasakė tokia Ieva, jeigu matai mane. Ačiū tau. Tai va, ir iš tikrųjų mano sumanymas yra toks, kad aš darysiu video, pasistengsiu padaryti kiekvieną dieną pagal skyrius, čia yra 3 dalis. Iš tikrųjų, kad labai neužsitempiant ir kai kuriuos akcentus tik tai padarysiu, o visą kitą, jeigu bus labai noras, arba pasiskolinsit iš kur nors knygą, arba nusipirksit ir bus jums kaip stalo knyga. Čia ne tik sergantiems cukralige, bet čia aplamai labai geras požiūris, kaip susibalansuoti aplamai mitybą ir kad mūsų kūno formos būtų tokios, kokios mes norim. Tai va, juolab, kad kai kurie žmonės yra dirbę pagal šitą knygą ir sakė, rezultatai yra įspūdingi. Aš, kadangi esu eksperimentatorė ir labai viską eksperimentuoju ir noriu viską išbandyti ant savęs, ir tai bus mano savotiškas irgi eksperimentas, kaip man pavyks tai padaryti. Tai yra dėl manęs iššūkis, nežinau kaip jums. Tai va, o tie, kuriems diagnozuotas cukrinis diabetas ir kurie dar nesusitaikė su šitą diagnozę, irgi labai yra gerai. Vat, aišku, tie, kurie su stažu cukrinio diabeto galbūt nieko naujo neišgirs, todėl gali praleisti šitą video. Labai prašau, be jokių komentarų, būsiu labai dėkinga. Čia yra tiem, kurie tiesiog nori energijos. Aš didžiąją dalį dėl to ir dėl energetinių dalykų tiesiog pasiryžus irgi išbandyti šitą dalyką, nes manau, kad čia yra labai daug gerų dalykų. Aš esu jau vienas iki perskaičiusi šitą knygą, dabar iš lėto palengva ir darant tai, kas rekomenduojama šioje knygoje. Antras momentas, be video dar bus piešimas neurografinis tam, kad tiesiog pasinerti šitą temą, daugiau suprasti ir kad pasąmoniniam lygmenį save pakrauti tuo žinojimu, kad tiesiog mityba turi būti taisyklinga. Čia dar bus, manau, šita knyga bus labai gera tiems, kurie jau girdėjot vakar per žinias sakė, kad vaistai brangs, kai kurie net 800%, kas mane labai nustebino, pavyzdžiui, cukraligės sergantiesiems pasakė, kad metforalis pabrangs 800%. Wow. Todėl, kad reikia išvalyti atliekas tas, kurias cukrinė diabeto sergantieji išskiria, ar vaistai kažkaip tai jų gamybai išskiria, jų pagaminimas, žodžiu, viskas perkeliama ant žmogaus pečių. Bet iš kitos pusės yra labai gerai sutvarkyti savo mitybą ir kad nereikėtų tablečių, arba jų reikėtų labai minimaliai ir kad mes jaustumės gerai ir energingai. Todėl tikrai labai rekomenduoju įsigyti, rekomenduoju su manim pabūti kartu, pasiklausyti ir tiesiog papiešti. Taigi, rytoj padarysiu pirmą video, kas šioje knygoje yra. Tik tai trumpai anonsuoju, kad turinys rašo, kad knyga sudaryta iš 3 dalių. Ir vertingiausia yra 3 dalis, kada yra 10 patarimų. Gal šitos patarimus į kiekvieną atskirą, nežinau, aš dar pagalvosiu, labai daug vidosų nelabai aš norėčiau daryti. Bet akcentus vis tiek aš padarysiu, nes tikrai žinau, yra kai kurie žmonės, kurie galbūt tiesiog nepirks šitos knygos, o tiesiog paklausys, susimastys ir padarys rezultatą. Tad su jumis buvo aš, Ingrid. Ate.